Sprendžiant 11 uždavinuką reikia prisiminti, kaip įkeliamas teigiamas skaičius po šaknies ženklu, arba iškeliamas iš po jo. Štai pirmasis mūsų veiksmas – 2 šaknys iš 3. Mums reikia kažkaip pasižiūrėti, ar čia šitas skaičius yra lygus šakniai iš 12 ar ne. Taigi, ką mes galim padaryti? Primenu, jeigu noriu teigiamą skaičių įkelti po šaknies ženklu, aš turiu jį pakelti kvadratu. Tai jeigu aš dabar turiu 2 šaknis iš 3 ir noriu įkelti po šaknies ženklu, 2 kvadratu bus 4 kart 3, 12, šaknis iš 12. Taigi ši lygybė tikrai teisinga. Pažiūrėkim dėl viso pikto kokios kitos, nors čia parašyta lygybė neturėtų būti daugiau teisingų. Jeigu 2 šaknis iš 3 yra šaknis iš 12, tai tikrai 4 šaknis iš 3 nebus šaknis iš 12. Tikrai ne. Čia net šaknis nevienodos, šaknis iš 2 ir šaknis iš 3, čia negali būti teisinga lygybė. O čia 2 šaknis iš šitą jau tikrinom, 8 šaknis iš 3. Jeigu aš norėčiau įkelti 8 po šaknies ženklu, man tektų pakelti kvadratu. 8 kvadratu yra 64 kart 3. 64 kart 3 čia bus tikrai didelis skaičius ir tikrai didesnis už 48. Lygybė taip pat neteisinga. Taigi teisinga yra pirmoji lygybė. Uždavinukas išspręstas.